pasaulio futbolo Karinės valį. Čia žmogus panaudojasi paslaugom. Išsivirsim dešrelių, liks vandens nuo dešrelių, tu dar su to pačiu vandeniu ir kavos pasidaryt galėsi. Sveiki, sveikinuosi iš dar vieno žygio ir kaip matot, šis žygis bus prie jūros. Puiki proga aplankyti Baltijos jūrą, kuri deja pasirodo yra visa pilna žolių, nežinau iš kurių čia tiek, bet ir pravažiuoti vieną geriausių, gražiausių dviračių takų Lietuvoje, man atrodo, nuo pat Šventosios, kur esam dabar, iki pat kito Lietuvos Baltijos pakrantės gal, nežinau kaip pavadinti, tai yra Nidos. Visa Lietuvos Baltijos jūros pakrantė, nuo Šventosios iki Nidos. Turim 3 dienas ir, nežinau, pirmą dieną bandysim turbūt į vieną pusę nuvažiuoti, antrą dieną galbūt atgal iki pat galo, o galbūt iki pusės, daryti tarpinę nakvynę ir tiesiog turim 3 naktis, 3 dienas ir 2 naktis, per kurias aplankysim visus Baltijos jūros miestelius, Palanga, Juodkrantė, Preila, Pervalka, Klaipėda, žodžiu. Bus geras žygis, daug kilometrų, kaip daug, kam mažai, bet pirmyn atgal turėtų apie 200 kilometrų susisukti. Toks dar naminis maistas, šiandien ryte keptas namuose. Mano praeito žygio į Birštoną žygio draugas nusprendė šį savaitgalį pailsėti, sakė, užtenka man, nes kadangi tik vakar dar grįžom, žodžiu, čia toks poilsio gavosi, bet susiradau naują dviračio žygio draugę, kurią šiandien teks ją tada pakankinti. Jai irgi turėtų būti pirmas dviračio 100. Pažiūrėsiu, kuris lengviau ir geriau važiavo. Toj pirmoji atkarpoj tarp Šventosios ir Palangos. Realiai kažkokių įdomesnių sustojimų nelabai ir yra, tai manau reikia pirmiausiai iki Palangos numinti, ten trumpas sustojimas, pasižvalgymas 5 minučių ir važiuoti toliau, ten vis tiek Olando kepurė, pačio Klaipėdoj kažkas, nes šita tai tokia stovyklavietės, kempingai, nieko įdomaus daugiau ir nepamatysi. Pirmas sustojimas ant Palangos tilto, taip simboliškai, nuvažiavus beveik 14 km. Palangos tiltas kol kas pakankamai tuščias, nes kiek čia, 10 valandą ryto. Geras naujienas, kad panašu tik tai Šventoji, visas dumblėtas dugnas, krantas tiksliau, nes Palangoje tai visai gražu, viskas švaru. Tai gal vis dėlto pavyksta išsimaudyti kažkur tai pakeliui kokį kartą kitą. ...20 km lygiai nuvažiuota ir valandą 25 minutės. Tai su vienu trumpu sustojimu ant Palangos tilto dar kažkur buvom sustoję. Tai realiai vidurkis apie 17-18 km per valandą. Šiaip yra tikslas, kad kol kas tiesiog važiuot, kaip sakau, šitoj pusėje vis tiek ir žmonių daugiau. O jau po to Klaipėda persikėlus į Smiltynę, jau tą tempą biškį lėtint, daugiau gal kažkur tai prigulti ir paplūdimy. Ypač, kad rytas nėra dar toks karštas, tai ir mint lengviau. Bet tokios aikštelėse galima trumpai ir sustot pasižiūrėti. Kas čia yra? Pajūrio regioninis parkas, Nemirsetos kraštovaizdžio draustinis. Matos kopa, jūra. Bet čia ant to lauko gerai saulė užšvitina, nors rytas, bet šilta. Pasirinkom šiltą savaitgalį savo žygį. Čia tas Plazės ežeras, kormoranų vieta. Gal ten kas stebi paukščius su žiūronais, su fotoaparatais ir gražių kadrų pamato. Bet kai važiuoju pro šoną, tai smarvė. Aš jau nesu pats jautriausias kvapam, bet žinokit, ne kažką kvapas tikrai. Privažiuotas dar vienas miestelis, Karklė.
Šiaip kažkaip stebėtinai tuščia, palyginus su Palanga, su Kunigiškiais. Karklė tikrai kol kas tuščiausia. Nu, vienas kempingas toks yra gal labiau apstatytas, nes kituose taip kažkaip net stebinančiai mažai žmonių. Gal dar penktadienis visi po pietų atvažiuos. Jau palyginus netoli ir pati Klaipėda, nepilnai 10 km ir Klaipėdoje planuojamas pirmas. Toks šiek tiek ilgesnis sustojimas. Klaipėda turi tokią vietą, nežinau, šiaip nesu dažnas svečias Klaipėdoje, bet yra viena vieta, kur gamina labai skanius sūrio pirštelius. Nežinau, kur daugiau tokių galima gauti. Todėl būtinai ten ir sustosim tą progą, kad važiuosim pro Klaipėdą. Kilometrai įveikti. Kokios? Kokį įspūdžią, Evelina? Iš šitos veido mimikos aš matau abejonės, ar mes Nidą pasieksim. Ne, pasieksim. Biškį užkandam dar ir kaip sakiau, tuoj Klaipėda. Vat apie tokius legendinius Klaipėdos pirštelius šnekėjau. Tai nuvažiuoti 42,5 km, trumpas sustojimas, užvalgom, atsigeriam ir keliaujam į keltą. Keltas už kilometrą čia yra, tai visai netoli. Toks pilnas sūrio, skonis kaip visada puikus. Gal dėl to, kad gan retai valgai, neatsivalgai, bet būnant Klaipėdoje tikrai verta užsukti paragauti. Nežinau, persikėlus į Smiltynę toks visada keistas jausmas, lyg patektum į kokį mini užsienį. Kažkaip kitaip čia viskas atrodo, bet takeliai dviračių irgi. Nu, jeigu tokia bus iki pat Nidos, o tokie ir bus, žinau, kad bus, tai turėtų tas kelias labai smagiai mintis. Čia panašu, kad šiaip daug kas iš Klaipėdos iš kažkur atvažiuoja su dviračiais. Palieka va čia prie medžių daug prirakinta ir tiesiog laiptukais eina į Smiltynės paplūdimius. Bet į žymiai tuštesni paplūdimiai negu kokioje Klaipėdoje. Gal žmonėm todėl taip ir patinka. 56 km iš viso jau įveikti, reikia jau sustoti. Tokią atsigaivinimo pertraukėlę padaryti, nes karšta čia per tą miškelį važiuoji, vėjo visiškai nėra. Nuo Smiltynės kiek čia gavosi, turbūt apie kokią 12 km nusimynė, ne? Nu, tai dar biškį liko. Galima pagaliau sakyti, beveik ir Nida. Nežinau, jau čia Nido ženklas buvo, nebuvo, bet jau tas miestelis prasidėjo, gyvenvietas prasidėjo. Aš jau skaitau, kad čia tikrai Nida. Iki kempingo lieka 3 km. Varom, pažiūrėsim, kaip ten su tom vietom. A few moments later. Nu, su vietom kempinge, tai taip, tiesą sakant, jau labai grūda viską, kiek įmanoma, matyti kiekvieną laisvą plotelį. Stengiasi išspaust, nes čia vienas busas stovi, čia palapinė stovi. Čia, tipo, susiras kažkur tai laisvą vietą. Gerai, kad vienai nakčiai ir tiek čia tam kempingi ir bus. Realiai grįši, pernakosi
Bet jeigu daugiau dienų, tai toks labai jau lempinis variantas. Nu, žodžiu, pasistatyti palapinę ir eit geriau jūrą pasidžiaugti, ne kempingu. Žodžiu, palapinė pastatyta, visai šalia parkingo, visai šalia elektros stotelių. Jaučiu šiuo elektros aš vis tiek negaliu gauti, reikės elektros kažkur kitur ieškoti, bet nu ką, mėgmaišiai, kilimėliai, viskas nakčiai paruošta. Bet kaip sakau, čia kempinge, vat būtent tik tai nakčiai, ypač kitaip viskas sugrūsta, o dabar reikia dar įsiaiškinti, kur tam Nidos kempinge, čia visi dušai ir viskas tiesiai prie jūros. Reikia saulė mėgautis. Pagaliau kaip žmonės į pliažą visą dieną mynėm, 5:30, dabar jau bus galima normaliai atsigult, žinant, kad nereikia šiandien jau niekur mint. Na, aišku, pliažą su dviračiais atvažiavom. Tai kempingą reikės parmint ar iki parduotuvės numint. Nu, bet jau iki kito miesto nereikės realiai. Nuo Šventosios centro iki Nidos kempingo gavosi 97 km. Tai dar čia vietoj tiu. Jaučiu kokią 110. Nu, normaliai. Kaip Evelina įspūdžiai? Sunku, bet nieks nesakė, kad bus lengva. Gerai, užtenka. Kažkur apie 1,5 valandos pliaže pabuvom. Reikia eit pasidaryti po pačią Nidą. Apie vakarienę kažką pagalvoti. Dabar žiūriu į savo kaktą ir galvoju, geriau aš jau būčiau šiandien be šalmo gal važiavęs. Nes dabar man atrodo kokią savaitę ar daugiau, kol susilygins įdegius, su šalmu ištisai vaikščiosiu ant galvos. Žiauru. Ta prasme, palaukit, kur jūs einat? Žmonės išeina, saulė tai nenusileido. Ar ir jūs nusivylėt, kad į debesį nusileido? A ne? Tu irgi šalmą įdegiai, ne? Su šalmais vaikščiosim dabar. Viskas, saulė nusileido, laikas miegot. Šiaip einam, pažiūrėsim, dar mačiau. Rodo kelias vietas visai futbolą, pasaulio futbolo čempionatas vis dėlto vyksta. Reikia šitų aktualių irgi nepaleisti, pažiūrim futbolą. Jau nežinau, bus turbūt, kai baigsis rungtynės apie 1 valandą nakties ir einam miegot, nes rytoj laukia, nežinau, iki kur važiuosim, Karklė, Klaipėda, vis tiek kokia 7 kil laukia, tai laukia nelengva diena, o pirma diena buvo rekordinė vėl, kažkur apie 105 km numinti. Viskas, iki. Labas rytas, turim gan ankstyvą, bet jau tokį saulėtą rytą, pusryčiai pavalgyti. Pusė daiktų jau sukrauta, bet pirmiausia lipam šalia kempingo į kalniuką. Saulės laikrodis, Parnidžio kopa, jeigu neklystu visų pavadinimų. Tai pirmiausia pasižiūrėsim čia, man čia toks Nidos simbolinė vieta. Ir grįšim, susirenkam iki galo daiktus. Ir važiuojam, kaip sunku į kalniuką lipti. Ir važiuojam atgal link Klaipėdos, nežinau, kokio Juodkrantį sustot. Dar kažkur sustot pasižiūrėti. O kur tas mūsų galutinis tikslas, tai tiesą sakant, neaišku. Karklė, Klaipėda, o gal ir pati Šventoji, bet nemanau, neverta antrą dieną tiek kilometrų sukti, ypač, kad turim dar 3 dieną. O šiaip išmiegota buvo tikrai gerai, nei šalta miegot, nei kieta miegot, bet nors yra dar tik tai 9:30, nežinau, kažkaip toks vaizdas, kad šiandien žymiai karštesnė diena. Nes lipam link tos kopos, link to laikrodžio. Nu, šilta. Įdomu, koks jausmas bus pradėjus mint. Nu, ten gal po to tarp medžių. Toks biški daugiau pavėsio. Biški vėsiau. Viskas daiktai sukrauti, vienas dviratis, kitas dviratis. Šiandien mano šalmas bandys taip važiuoti. Reikia nusprendžiau dėl to nepavojingas, tikiuosi čia tas kelias bus ir šiek tiek įdegį palyginsiu, nes su to šalmu
Jau matėm vakar, kas ant galos čia šone dar ir dirželių žymės matosi. Žodžiu, ką, judam iš Nidos. Nu, pirmi įspūdžiai pradėjus mint antrą dieną. Šiaip neblogai. Užpakalio neskauda, kojos irgi gerai laikosi, tai rytas prasidėjo, sakykim, kad gerai, tikėkimės. Visą dieną irgi taip minsis, tik tai, sakau, kol kas didžiausia minusiuką matau, kad šiandien šiltesnė diena, gali reikėti daugiau išgerto vandens, daugiau sustojimų gal kažkokiu pasidaryti. Žiūrėsim jau dienos eigoj, kas čia gausis. Į tokį pavėsį važiuoji, žymiai geriau važiuoti. Pirmi 10 km nuvažiuoti, 36 minutės. Visai neblogai. Jeigu dar daugiau biškį pavėsio būtų, tai skaityčiau iš viso gerai. Atsimenu, kai ėjom pėsčiom žygį pirmą dieną, po vakarienės ėjom pro šitą namelį ir priverstinai teko netgi prie jo sustoti, nes lietus netikėtai pradėjo lyt. Kažkaip įsiminus vieta, kad reikėjo kokį pusvalanduką slėptis nuo lietaus. Šiandien kol kas iš dangaus į lietų visai nepanašu skirtingai negu tada. Pagal tai, ką matau kelkraščiuose bevažiuojant, tai panašu, kad ne aš vienas, kad šiandien karšta, nes labai daug tokių grupelių, po 4, po keli žmonės kelkraščiuose sustoja, matosi pavėsyje, atsigert, kažko tai pailsėt. Vakarą bevažiuojant tikrai per visą kelią gal 1 ar 2 kartus tokių dalykų mačiau, šiandien labai daug. Matyt, veikia žmonės karštis tikrai. 32 kilometrai, netoli 2 valandų, viskas. Baigėsi ten tas Naglių draustinis. Manau, atėjo laikas įsimaudyti šito jūroje. Atrodo gan švari šitoj vietoj ir galima skirti savo kokį pusvalandį pailsėt, pagulėt. Smiltynė visai netoli, galvoju, užlipti reikia laiptukas, pasižiūrėti, kas čia viršui. Bet šiaip prie visų tų smiltynės, tokių laiptukų, kiek daug žmonių, dviračius palieka, pilnas pamiškės. Matyt, nežinau, iš Klaipėdos kažkur atvažiuoja į paplūdimį su dviračiais ir palieka. Kas prirakina dar prie medžio kokio, kas visai nerakina. Kažkaip pasitikė, matyt, kad geri žmonės čia lankosi. Ten link Klaipėdos iš karto matosi žmonių. Nu, gal per kamerą ir nesimato, bet žmonių ženkliai daugiau. O čia tokie pustuščiai palyginus paplūdimiai. Tai va, kodėl žmonės čia renkasi. Kur erdvės daugiau, nereikia susigrūdus būti. Kas prie keltų darosi, tai baisu tiek į vieną, tiek į kitą pusę žmonių belė kiek. Persikeliam į Klaipėdą, po ilgų svarstymų, ką daryti, važiuoti į Šventąją, bet kaip ir nėra tikslo, tai bandysim tiesiog 15 km iki Karklės nuvažiuoti ir ten likti vienai nakčiai. Bet Karklė, kaip žinom, su parduotuvėm yra problemų, tai pirmas tikslas susirasti kažkokią artimiausią parduotuvę, apsipirkti ir tada, nežinau, arba į Karklę, gal pakeliui dar įsimaudyti, žodžiu. Sustojom Maksimą ir kažkaip pagalvojom, jeigu praeitą kartą, kai atidariau
dviračių turistavimo sezonas, sakykim taip, su vaiku važiavom, tai visa mityba buvo ant ledų ir pastatyta. Nu, ne visai, bet, sakykim, o dabar važiavom antrą dieną, jau įpusėjom antrą dieną, sakykim, ir tik pirma ledų porcija kažkaip, nors ir karšta, bet matyti jau kaip per karšta, gal nesinori tų ledų. Nu, kad ledais neapsiribot, tiesiai prie Maksimos, dar po sumuštinį, kad iki Karklės kažkaip damint, ar varyti tiesiai į kempingą, užsimti vietą, susirasti pirmiausia tą vietą ir tada į pležą, ar pakeliui stoti į pležą ir tada tik tai dar vėliau į kempingą. Nežinau, kuris čia logiškesnis variantas, kaip ir norėtųsi į pležą, bet norėtųsi tiesiog greičiau nusimesti jau tos daiktus. Nežinau, gal be važiuojant, dairytis kaip su vietom, kaip tie sumuštiniai. Skanus. Kai valgyt nori, viskas skanu. Teisingai, aš irgi kai valgyt norisi, tai jau po pusryčių tokio rimto maisto ir nebuvo. Apart užkandžiai, šokoladukai, saldainiai. Pagaliau pasiekta Karklė. Ir žinot, ką pasakysiu. Nu, Nidos kempingas šiaip, nežinau, gal daug kažko nepasakau, bet viskas šiaip neblogai. Vanduo, elektra, ko daugiau ten tipo reikia, tai vieną nakčią. Bet tas sugrūdimas tai nesąmonė. O Karklė tu ateini į miškelį, išsirenki vietą, kur nori, išsirenki dar va tai yra suoliukas, staliukas. Va čia tai yra kempingas. Numinta šiandien 73 kilometrai, viskas, šiandien gana, statom palapinę, einam prie jūros, pagulim, einam ilsimės. Palapinė pastatyta, dviračiai prirakinti, rankšluosčiai džiovinasi, žodžiu, viskas padaryta. Mano šortukai gelbėtojų irgi paruošti. Ne, bet aš tai neatsidžiaugiu, šiaip koks fainas Karklėj kempingas, šitų kempingų tikrai ne vienas yra, bet šitam ale vietos vieninteliam daugiausiai buvo. Tu čia. Kas vakarienę ruošiasi gamint, kas... Nežinau, įsivaizduoju, kad jis pat važiavo. Aš tik žmogus. Spėkit, kas vakarienė. Dešrelės, salotos, maisto kokybės iš Maksimos ir eisim vakarienės valgyt. Nu, čia žmogus panaudojasi paslaugom. Su dujom tai nežinau. Šiandien vakaras, rytinė kava. Nu, gal datrauksim, nes garso tai jau ne per daug likia. Išsivirsim dešrelių, liks vandens nuo dešrelių, tu dar su to pačiu vandeniu ir kavos pasidaryt galėsi. Ne, gerai, žinok, dieviški nuovargis turbūt veikia. Ta saulė. Šiaip didžiausia keistenybė, kad Karklėj tiesiog viskas 11 valandą užsidaro. Saulė nusileido ir kur beeisi ten, nežinau, kavinė, bariukas, kažkas, na, aišku, čia tiek jau ir yra, gal 3. Tiesiog viskas 11 valandą. Nu ką, reiškia, į kempingą ir miegot. Aš šiaip pusryčiai pavalgyti 10 ryto. Eisim pirmiausia jaučiu iki Olando kepurės. Kilometrų šiandien daug nereikia nuvažiuoti iki Šventosios, kas čia nepilnai 30, tai jo turim visą dieną, niekur neskubant, tai pirmą pasivaikščiot, tada prasukt ratą link Šventosios. Namo irgi nėra ko skubėti. O tu šiandien irgi netokia susivėlus. O kokia nuotaika prieš minimą? Gera. O, matot, jau 3 dieną nuotaika gerėja. Gal reiktų 4 dienai pasilikti? Ne, Nuotaika. namo tai už tai gerėja. Gerai, varom ruoštis. Nu va, Olando kepurė aplankyta. Ček, varnelę galima uždėti. Nežinau, ar jinai čia ta vieta jau tokia kažkokia ypatinga. Čia tų skardžių tikrai, man atrodo, ir gražesnių yra. Nu, bet jeigu jau tokia lankytina objektas, toks lankytinas objektas, tai pakeliui reikia ir aplankyti.
O dabar va tokiais gražiais pušinėliais atgalink kempingo, susirink daiktus, susipakuot ant dviračių viską ir judėt kažkur link Šventosios, kur ir buvo pradžia visą važiavimą. Manau, pakeliui kažkur vėl sustot, pagulėt, pasimaudyt, nes panašu, kad sekmadienis, 3 žygio diena, pati karščiausia iš visų. Viskas, palapinė nugriauta, daiktai visi sukrauti, susimaišom dar tik tai šiek tiek preparato, kad lengviau tie kilometrai suktųsi. Nors nedaug jau šiandien tų kilometrų, kas čia apie 30 bus, gal net nepilnai tai. Nu, vienintelis minusas karštis. Nu ir gali būt įdomu kaip 3 dieną. Realiai tokių kilometrų 3 dienas iš eilės nemyniau. Užpakalis gali irgi jau pajaust, kad biški krūvį gavo. Na, bet jau tas, kaip sakau, 30 km nieko, svarbu karštį atlaikyti ir viskas bus gerai. Šiaip tiesą pasakius visai gerai minasi, galvojau, kad nu tikrai jau 3 dieną taip pat sėdus ir užpakalį gali skaudėti tas pačias kojas. Bet kaip bebūtų keista, vienintelis minusas karštis. Jeigu ne karštis, tai kažkaip, aišku, daugiau pramynus galiu vėl kitaip sakysiu, bet bent jau tas pirminis įspūdis tai tikrai visai neblogas. Iki Palangos 15 km, tai čia toks pirmiausia iki Palangos, o tada žiūrėt, koks šitas šiam planas gali būti. Palangėlė pasiekta, bet tiesą sakant, pagal žmonių srautą, tai norisi kuo greičiau ją pravažiuoti ir važiuoti toliau, nes visur pajūry turbūt šį savaitgalį daug žmonių, bet jau Palangojų tikrai netrūksta, bent jau pagal tai, kas matosi gatvėse, pagal žmonės, pagal mašinų skaičių, pagal dviračių takus. Net keistas jausmas, žinokit, viskas Šventoji pasiekta, to reiks prisėst, pažiūrėti, kiek čia tų bendrai kilometrų gavosi. Šiandien kažkas apie 30, apie 1,5 geros valandos užtrukom, bet tas karštis sunkesnis negu kilometrai, tikrai geras visai jausmas, jau nulipti nuo dviračio, įdėti bagažinį ir žinot, kad jau šiandien nevažiuosi, rytoj greičiausiai, nu kokią savaitę gal nuo dviračio visai ir gerai pailsėti. Nežinau, kilometrų grubiai gavosi turbūt 3 dienas 200 km. Šiaip viskas super. Jau vakar šnekėjom, kad iš dalies turbūt tas maršrutas, kur gražus dviračių takas, kur per dažnai važinėt, gal ir būtų nuobodu neįdomu, bet vieną kartą per metus tokį suvažinėt visai smagu, tik tai vienintelį niuansą, ką gal pakeisti, tai savaitgalio važiuoti darbo dieną, kad biški mažiau žmonių ir ypač Nidos kempingas, ta nakvynės vieta tokia biški. Per daug sugrūsta savaitgalį gaunasi. O šiaip, nors daug idėjavau, kad karšta, iš kitos pusės turbūt gal karšta geriau negu būtų pusę savaitgalio pralyja, tai su oru skaitau, kad irgi tikrai pasisekė, viskas gerai. Net liežuvis jau biški pinasi. Tai kaip, Evelina, kiek balai vertintum šitą? 7. 7, nu tai reiškia už 2 savaičių kartu, ne? Dabar reikia kitų metų pradžiai arba vasaros pabaigai dar tokį suvažinėti Palanga, Nida, Palanga, 150 km per vieną dieną, toks lengvas žygelis. Evelina jau beveik pasirašė vakar, sutiko, tai žodžiu, toks video, toks savaitgalis, o mes dabar dar einam pavalgyt, pasidegint, nes saulės dar šį savaitgalį pritrūko ir viskas. Jeigu pažiūrėjai, tai uždėk laiką ir susimatom kitam video. Iki!